Teoriškai arklys, o praktiškai nesikelia. Taip galima apibūdinti daugelio vyro erekciją arba pajėgumus lovoje. Iš tikrųjų, vienas apibūdinimas bus tarp vyro pirtyje, kitas apibūdinimas bus dėja, bet miegamajame. Ką daryti? Dažnai girdite frazę, kad visiems po 40 nors kartą tai atsitinka, tokia fiziologija. Tačiau reikia sutikti, kad mes patys į tokią fiziologiją nuvedam savo organizmą. Mūsų reprodukcinė sistema ne garvežys, kuris gali be kūro važiuoti ilgą laiko tarpą. Ir dažnai priklauso nuo to, ką mes dedame į save, ką valgom, ką geriam ir apskritai kaip elgiamės, ne tik tai su savo daikčiuku, bet ir su savo gyvenimu. Nepamirškite, vyrai, kad savo automobiliu jūs rūpinatės, keičiate tepalus, filtrus. Ką darot su savo organizmu? Dažniausiai nieko, tik tai jį teršiate. Arba, dar geriau, nuodijate. Todėl, ko pirmiausiai organizmas atsisako, to, ko jam visiškai nereikia, kad išsaugoti jūsų ilgamžiškumą arba gyvybę. Erekcijos. Erekcija bus nukertama pirmiausiai. Jeigu nežinai, ką daryti, arba tau rūpi, kad pratęsti savo vyrišką ilgamžiškumą, parašyk. 90 dienų programa ir nebūsi kaip 20, bet kaip 30 padarysim.